Sveiki paskyros Mozaro žinios prenumeratoriai. Šiandieną yra rugpjūčio 12, pirmadienis. Dar kartelį apie išmaniuosius elektros skaitiklius. Lygiai prieš savaitę pasidalinau pirmąją komentaro dalimi, kurioje aptariau procedūrinius išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo proceso pažeidimus, kurie mano giliu įsitikinimu suteikia pagrindą konstatuoti, jog išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo procesas yra vykdomas neteisėtai. Šiandien antroje dalyje labai glaustai keliais sakiniais noriu paminėti nebe procedūrinius, o jau tam tikrus finansinius šio reikalo aspektus. Ir pradėkime nuo to. Dar kartą priminsiu, jog elektros energetikos įstatymas reglamentuoja, kad išmaniusios apskaitos sistemos gali būti pradedamos diegti tik tai po to, kai valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtina teigiamus ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai bei atskiriems vartotojams ekonominio vertinimo rezultatus. Taryba nėra tų rezultatų patvirtinusi, dėl šio klausimo vyksta teisminis ginčas ir atsakymą mes vienokį arba kitokį tikrai turėsime. Bet dabar apie patį tą ekonominį vertinimą, tai taryba, valstybinė energetikos reguliavimo taryba laikosi nuomonės, jog 2019 metais suderintas investicijų projektas išmaniosios apskaitos sistemos diegimas Lietuvoje atitinka tą ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai bei atskiriems vartotojams ekonominį vertinimą. Dabar pakalbėkime apie patį investicinį projektą. Aš neginčiju to, jog investicijų projekte yra įtraukta kaštų ir naudos analizė. Tai yra, ruošiant investicijų projektą buvo vertinama, ar ta nauda, kurią gaus valstybė, ta nauda, kurią gaus vartotojai dėl įdiegtų išmaniųjų elektros energijos apskaitos sistemų yra didesnė už tas investicijas, kurios yra reikalingos tam, kad būtų ta sistema įdiegta ar ne. Ir vienas iš tų elementų, kuris turėjo būti įvertintas atliekant kaštų ir naudos analizę, tai yra kokia įtaka viso šito projekto įgyvendinimas, ta investicija, kokią įtaką darys elektros energijos skirstymo kainai. Tai susipažinus su 2017 metais audito kompanijos Ernst & Young atlikta kaštų ir naudos analizė, aš pastebėjau įdomų labai dalyką. Toje kaštų ir naudos analizėje, kurios pagrindų vėliau buvo paruoštas investicijų projektas, kurį, kaip minėjau, suderino valstybinė energetikos reguliavimo taryba, yra nurodyta, jog remiantis vadovaujantis energijos skirstymo operatoriaus, tai yra ESO pateiktais duomenimis, 2016 metais elektros energijos skirstymo paslaugos kaina yra 2,8 cento už 1 kWh elektros energijos. Ir remiantis būtent šitais išeities duomenimis, buvo toliau atliekama kaštų ir naudos analizė ir prognozuojama, kiek ta kaina, elektros energijos skirstymo kaina nuo 2,8 cento už 1 kWh vartotojui padidės po to, kai bus įgyvendintas investicijų projektas išmaniosios apskaitos sistemos diegimas Lietuvoje. Tai mane labai nustebino tas skaičius ir jisai nustebino dėl to, jog mano turimi duomenys, tai kas yra viešai skelbiama teisės aktų registre, kadangi tos kainos, elektros energijos skirstymo paslaugos kainos yra valstybės reguliuojamos, tai jos yra tvirtinamos teisės aktais, todėl turi būti skelbiamos viešai teisės aktų registre. Ir mano turimais duomenimis elektros energijos skirstymo paslaugos kaina, aš dabar kalbu net ne apie 2016 metus, o 2017 metus, tai skirstymo paslaugos kainos viršutinė riba 2017 metais vartotojams, kurie gauna elektros energiją iš vidutinės įtampos tinklų, buvo 0,8 cento už kWh, tiems vartotojams, kurie gauna elektros energiją iš žemos įtampos tinklų, 1,6 cento už kWh elektros energijos. Tai čia yra 2017 metų skirstymo paslaugos kainos viršutinės ribos.
2016 metais elektros energijos skirstymo paslaugos kaina, mano turimais duomenimis, vidutinė buvo 1 centas už kilovatvalandę elektros energijos. 1 centas. Tuo tarpu atliekant kaštų ir naudos analizę, skaičiavimuose buvo naudojama beveik 3 kart padidinta elektros energijos skirstymo paslaugos kaina. Jeigu taip yra iš tiesų, tai reiškia, kad duomenimis siekiant parodyti šito investicinio projekto patrauklumą vartotojams visų pirma, duomenimis buvo manipuliuojama, buvo naudojami neteisingi duomenys. Mes tą klausimą aiškinsimės, kaip ir visus kitus, kuriuos aš esu aptaręs pirmoje dalyje, kurią skelbiau, šio komentaro pirmoje dalyje, kurią skelbiau rugpjūčio 5 dieną. Tai kam šis klausimas yra aktualus, dar kartelį sakau, pasižiūrėkite, susipažinkite ir iš tų komentarų vėliau gimsta atitinkami pranešimai, pretenzijos, skundai, kuriuos mes teikiame arba energijos skirstymo operatoriui, arba valstybinei energetikos reguliavimo tarybai. Visą tai jūs rasite mano paskyroje Mozerio žinios, kurią Patreon platformoje kol kas galite prenumeruoti neatlygintinai, pasirinkdami funkciją Join for Free. Aprašyme aš įkelsiu nuorodą, kur galite surasti mano paskyrą Patreono platformoje, o vėliau aš jums kiekvienam elektroniniu paštu atsiųsiu individualiai informaciją, kokiamis sąlygomis mes galėsime bendradarbiauti ateityje. Tai dabar vienas elementas elektros energijos skirstymo kaina. Dabar kitas dalykas, ruošiant investicijų projektą, į tą investicijų projektą, skaičiuojant to investicijų projekto kaštus, buvo įtrauktas toks dalykas kaip duomenų centro įsteigimas, duomenų centras, kuris apdoros informaciją gaunamą iš vartotojų, ją susistemins, teiks informaciją ir taip toliau. Duomenų centras įrengiant išmaniasias apskaitos sistemas, jis savaime suprantama privalo būti, bet jis privalo būti ne tik dėl to, kad tai yra savaime suprantama, bet ir dėl to, kad toks duomenų centras arba angliškai Data Hub buvo numatytas Seimo patvirtintoje nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje ir tos strategijos įgyvendinimo priemonių plane, kurį patvirtinusi yra vyriausybė. Ir staiga, derinant tą investicijų projektą, yra priimamas sprendimas iš to investicijų projekto išimti duomenų centro dalį, reiškia, duomenų centro investicinėme projekte nebefigūruoja ir kadangi šitos investicijos nebefigūruoja, akivaizdu, kad tai iškreipia galutinį rezultatą, kurį turėjo patvirtinti valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Automatiškai, kaip sakoma, pagal popierius yra parodoma, kad investicijų poreikis yra mažesnis negu kad jis iš tikrųjų bus reikalingas. Ir jeigu mes parodome, kad investicijų projektas yra mažesnis negu kad jis iš tiesų bus reikalingas, akivaizdu, kad tokiu atveju didesnė tikimybė yra gauti teigiamą išvadą dėl to, jog nauda valstybei ir vartotojams nusveria investicijų poreikį, kuris reikalingas yra šito investicinio projekto įgyvendinimui. Taigi, duomenų centras, kurį reikėjo vertinti vadovaujantis nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, ir tos strategijos įgyvendinimo priemonių planu iš investicijų projekto buvo išimtas ir jis bus derinamas atskirai. Bet jo nebuvo galima derinti atskirai dėl to, kad elektros energetikos įstatyme yra aiškiai pasakyta, jog išmaniosios apskaitos sistemos gali būti pradedamos diegti tik tai tada, kai valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtina, kad visų ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai bei atskiriems vartotojams ekonominio vertinimo rezultatai yra teigiami. O jeigu nevertinama yra dalis ilgalaikių sąnaudų, kaip galima sakyti, kad visų ilgalaikių sąnaudų ir naudos rinkai ekonominis vertinimas yra teigiamas, kad to ekonominio vertinimo rezultatai yra teigiami.
Čia yra, vat, kaip mes kalbėjome apie elektros energijos skirstimo paslaugos kainą, apie tai, kokią įtaką turės šito investicinio projekto įgyvendinimas elektros energijos skirstimo paslaugos kainai. Tai aš kaip minėjau, paima vertintojai arba kaštų ir naudos analizės atlikėjai paima ESO pateiktus duomenis, o ESO sako, kad skirstimo paslaugos kaina 2016 metais buvo 2,8 cento už kilovatvalandę, kai realiai jinai buvo tik tai 1 centas už kilovatvalandę. Tai iškreipia tą ekonominį vertinimą. Ir kai iš investicinio projekto išimamas duomenų centras, kuris irgi matyt jo įsteigimas, jo visas aptarnavimas ilgalaikėje perspektyvoje, o vertinti reikia, kiek tas duomenų centras valstybei kainuos arba vartotojams, kiek jisai kainuos per 18 metų, nes būtent toks yra projekto ataskaitinis laikotarpis 18 metų iki 30 ar palaukit, ar 12 metų dabar. Bijau sumeluoti, bet tikrai daugiau negu 10 metų. Tai reikia skaičiuoti, kiek toks duomenų centras, jo įsteigimas, jo aptarnavimas, jo eksploatavimas kainuos energijos skirstimo operatoriui per didesnį nei 10 metų laikotarpį. Kodėl reikia skaičiuoti? Nes kai aš sakau, kad kainuos energijos skirstimo operatoriui, tai nėra taip, kad kainuos energijos skirstimo operatoriui. Tai kainuos galutiniam rezultate vartotojui būtent per elektros energijos skirstimo paslaugos kainą. Na ir dar trečias toksai neprocedūrinis, o finansinis pažeidimas, tai yra pagal nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją. Pagal tos strategijos įgyvendinimo priemonių planą buvo numatyta, jog turi būti sukurta vieninga apskaitos sistema apimanti ir elektros ir dujų sektorių. Bet dujų sektorius, vėlgi panašiai kaip su tuo duomenų centru, paskutinėmis minutėmis galima sakyti taip, buvo išimtas iš to investicijų projekto, taip sumažinant investicijų projekto vertę, ir čia yra ta pati, kaip sakoma, ta pati mergelė, tik kita suknelė. Vėlgi mes turime tą pačią situaciją, kad sumažinus investicijų projekto vertę tokiu dirbtiniu būdu, savaime suprantama, kad rezultatas ar ilgalaikių sąnaudų bei naudos rinkai ir atskiriems vartotojams ekonominio vertinimo rezultatas bus teigiamas ar ne, jis iškreipiamas. Taigi tokie 3 jau nebe procedūriniai pažeidimai, 3 pagrindiniai. Iš tų visų pažeidimų, dar kartą sakau, pirmoji dalis, aš ją paskelbiau rugpjūčio 5 dieną, susipažinkite, kam šis klausimas aktualus. Šiandieną antroji dalis, o toliau visą informaciją, ką mes iš visų tų pažeidimų, kokius mes žingsnius atliekame, visą kitą jūs rasite mano paskyroje Mozerio žinios, prenumeruokite, sekite naujienas ir tradiciškai sakau ačiū visiems, kurie klausėsi, dėkoju tiems, kurie mane išgirdo.